Tai vienas iš šių metų projektų yra savaitę dvi planuojam baigdasi tvarkyti tvartą. Tvartas 1936 metų statybos. Jis jau buvo, kai mes įsigijom, jis buvo pavargęs, bet jis nebuvo prioritėtų sąraše. Tai dabar mes su Valentinu jį tvarkom. Aišku, jis taip meniškai išsibangavęs. Vietomis sutvarkėm stogą, sustumdėm šiferį atgal, kad nebėgtų vanduo, suramstėm visą stogą. Šiais metais įsikasėm visą mėšlą išsivalėm. Įsikasėm griovius, paklojom drenažą ir dabar viduj betonuosim atraminės sienas, gardelius darysim ir kad galėtų avis normaliai žiemoti žiemą tvarte. Saugiai, šiltai, sausai. Turim irgi va šitą sieną, meniškai iš meninių lentų padaryta, tai čia buvo visi rąstai išpuvę, viskas išpuvę. Tai mes atstatėm atgal, suramstėm viską ir tiesiog užlopijom iš tai, ko turėjom. Įdėjom langavim iš polikarbonato, kad daugiau šviesos, nors saulė iš kitos pusės eina. Ir padarėm kitoj pusėje angą, tiesiog kažkokią rampą padarysim, kad išeitų avis į kitą pusę, arba tiesiog būtų paprasčiau valyti, kažką išveš, kad nereiktų iš tos pusės eiti. Irgi viską išsikasėm, žvyro privežėm, kad geriau tas drenažas veiktų, kad sausiau būtų. Šitą sieną irgi atstatėm, stogą suramstėm. Tai dabar va šitą, kadangi siena pamatų griūna, tai mes irgi darom klojinį ir bandysim išliet, bandysim išliet naują pamatą, kad neslinktų toliau tą sieną. Ir planai čia gardelius pasidaryti. 150 kvadratų, va. Turim va šitą meninę skylę. Tai čia irgi kažkokį darysim rampą, vartelius, durelę šitas padaryti. Čia avis norės išeiti ar kažką tiesiog šiaip išsivežti, įsivalyti, gal paprašiau už tos pusės, nes per tuos vartus su traktorium negali važiuoti, o čia šalia gali davažiuoti. Ir kai su žmona susipyksiu, šieną pasiklos ir galėsim miegoti. Bus sausa, švaru, vandens yra. Jo. O daugiau kokie planai šiandien pat? Planai susitvarkyti ir tegul stovės, kol stovės, o jeigu bus lėšų, nugriauti ir naują pastatysiu. Tai maždaug toks planas. Nežinau, va čia per visą tvartą yra paklotas drenažas, kad ta drėgmė susirinktų, kad visi skysčiai išbėgtų. Ir jau kai iškasėm suklojom, tai sakyčiau labai sauso. Prieš tai buvo ateini ir toksai minkšta. Ja. Praeitais metais ten buvo, iš tikrųjų prasti metai, nes buvo problemų su pašarais, buvo sausra, buvo mažai šieno. Šiais metais gavau visą techniką, visą įrangą, tai pasirašiau ganėtinai nemažai pašarų. Jų yra visokių, vieni geresni, kiti prastesni, tai tiesiog reikės šėrimo būdu išsirinkti. Tai apie 70 rulonų šieno esu pasidaręs. Ir čia šienainės, bet jis yra ne visas suvežtas, tai gal apie 20 kažkiek. Tai čia irgi iš tikrųjų yra net per daug ant tų avių, bet geriau pirmi metai rezervą turėti ir paskiau išsigryninti, kiek ko reikia ir kiek ko suvalgys, nes visą laiką kaip metai, taip naujiena kažkokia atsiranda. Šie metai yra pirmi, kai ruošiau pašarą, tai patirčių yra labai įvairių, žinai, atrodo irgi žiūriu tuos orų prognozės, bet biškai kitaip susidėlioja ir tiesiog reikia gal mažesniais plotais pradžiai kažkiek pjaut, labiau stebėt. Teko, kad ir pirmą naktį teko grėbt, tai visko būna. Tiesiog nuo orų labai priklauso. Atrodo, rytoj nelys, bet pradeda lyt, tai irgi nėra labai gerai šienai. Ir kaip technika? Su technika viskas gerai. Tik šiais metais vieną turėjau problemą irgi su projektu, pasirašėm vinietuvą, tai atvažiavo paleisti ir jisai neveikia. Tai teko, man tokia kaip ir nuoskauda dalykus, atrodo, nusipirkau techniką, vinietuvą ir kai pasidariau šienainių į rulonus, tiesiog negaliu susivinioti, nes neveikia. Tai toks vienintelis toks, nuoskauda mano šių metų. O paskui paleido? Paleido, bet kai jau už žmogų buvau sumokėjęs už paslaugą ir viniojimą, tai toks kažkoks, nesmagumas iš tikrųjų. Tai nepanaudoji vinietuvą? Ne, nepanaudoju vinietuvą. Niekas tos atsakomybės nenori, atvežė, numetė į kiemą, žinai, neveikia. Tai kai po 3-4 dienų atvažiavo, pakeitė kompą, bet ir tai, taip, žinai, ne iki galo gražiai, negražiai susuko.
Tai toks šiaip sau, žinot, kai būna primėtę nuorokų, ten šiukšlių ir išvažiavo. Veikia, bet toks darbas, nu, šiaip sau. Galėtų būti geriau. Beja, taip sakyčiau, ganėtinai esu ties tą vietą nusivylęs. Pašarai bus šienas, šienainis avim. Labiau toks suvytės, tai irgi žiūrėsim ir pirksim dar grūdų avižų. Papildomai avim ir tikėsimės, kad šie metai bus geri metai. Nu, kiti metai bus geri metai su avim. Lauksim daug ėriuko, kai bus, nežinau. Tai va, ši savaitė tokia. Žiemos projektas yra dasibaigt fasadą, dasibaigt priengį namų. Ir vaikam tokius kaip atskirus kambarius įrengs. O kaip spėsiu, nežinau, nes atrodo nuo ryto vakaro dirbėjo, tas viskas taip greit nepasidaro. Ir pievas atsėt kitiem metam. Šiais metais susidirbs visas pievas, dar gal 6-7 hektarų susiskus, o kitais metais atsisėt ir žiūrėt, kaip bus.